Tai kadagi galima nemokėti įmokų sodrai? Teisingai. Kai yra pirmoji tavo savarankiška veikla. Pradėjai veiklą pagal pažymą, individualią veiklą pagal pažymą ir 12 mėnesių gali nemokėti nei PSD, nei VSD įmokų. Dėl VSD viskas aišku, jeigu tai pirmoji tikrai savarankiška veikla, VSD įmokų mokėti nereikia. PSD įmokas reikia mokėti, jeigu neturi draustumo. Sakykime, nedirbi pagal darbo sutartį, neturi mažamečių vaikų, nesi studentas, pensininkas ir taip toliau. PSD 64,50 2024 metais mokėti teks. Bet jeigu esi draustas, nei VSD, nei PSD 12 mėnesių mokėti nereikia. Pradėjai veiklą 24 metų birželio mėnesį iki 25 metų birželio mėnesio PSD ir VSD mokėti nereikia. Tik primenu dėl PSD dar kartą, jeigu esi draustas, PSD mokėti taip pat nereiks. Dabar su verslo liudijimu yra truputėlį kitaip. Net jeigu tai ir tavo pirmoji tikrai savarankiška veikla, VSD įmokų mokėti nereikia 12 mėnesių, o štai PSD įmokas privaloma į sveikatos draudimą. Jeigu nesi draustas, teks mokėti, žinoma, kiekvieną mėnesį 64,50, bet jeigu esi draustas, vis tiek teks susimokėti už išpirktų dienų skaičių ir tai daryti, deklaravus pajamas už kalendorinius metus, kitais metais iki gegužės 2 dienos. Dabar kodėl sakau, kad su pažyma, pavyzdžiui, gali nemokėti? Galima ir mokėti. Tokiu atveju, deklaruojant pajamas, kai bus uždeklaruota tavo pajamų suma, būtent nuo šitos sumos, pasirinkus kažkokį tai išlaidų fiksavimo būdą 30% arba faktą ir nuo 90% apmokestinamųjų pajamų, tu gali mokėti įmoką sodrai, nes tu deklaruoji pajamas, bet gali ir nemokėti. Atrodo tiek.